Jėzaus Kristaus, Dievo Sūnaus, gerosios naujienos pradžia, kaip pranašo Izaijo parašyta. Štai aš siunčiu pirmą tave savo pasiuntinį, kuris nuties tau kelią. Dykumoje šaukiančiojo balsas, taisykite viešpačiui kelią, ištiesinkite jam takus. Taip pasirodė dykumoje Jonas. Jis krikštijo ir skelbė atsivertimo krikštą nuodėmėms atleisti. Pas jį traukė visa Judėjos šalis ir visi Jeruzalės gyventojai. Jie išpažindavo nuodėmės ir buvo jo krikštijami Jordano upėje. Jonas vilkėjo kupranugario Vilnų apdaru, o Strenas buvo susijuosęs odiniu diržu. Jis valgė skėrius ir lauko medų. Jis skelbė: po manęs ateina galingesnis už mane. Aš nevertas nusilenkęs atrišti jo kurpio dirželio. Aš jūs krikštijau vandeniu, o jis krikštys jūs šventąja dvasia. Antras Advento sekmadienis veda mus į dykumą. Tikriausiai kiekvienas iš mūsų buvo gal ne dykumoje, bet plaže arba kopose. Ir matėme labai aišku, kaip vėjas, pučiant tai iš vienos pusės, tai iš kitos pusės, formuoja visą išvaizdą. Vieną dieną stipriau, kitą dieną silpniau, švelniau, vėjas keičia išvaizdą kopų, smėlio, kalnelių. Taip pat ir mes girdime šiandien Dievo žodyje apie balsą, kuris turi pajudinti, pakeisti mūsų širdies išvaizdą. Pirmas toks balsas tai yra Senojo testamento pranašas Izaijas. Jis izraelitams, kurie buvo išvesti į Babilonijos nelaisvę, buvo kaip paguoda. Tas turėjo sustiprinti izraelitus, kurie buvo pavargę, kurie buvo nusivylę, kurie neturėjo jokios vilties, nematė ateities. Izaijas norėjo padėti izraelitams, siūlant tokį gydymą. Ištieskite viešpačiui taką į savo širdį. Pirma, reikia pakviesti Jėzų į savo širdį, kad paskui jis nuvestų atgal į tėvynę, į tą pažadėtą seniai pažadėtą žemę. Ten, kur yra mūsų namai, mūsų tėvynė, mūsų artimieji, mūsų žemė, mūsų laimė, mūsų džiaugsmas. Antras balsas tai yra Jonas Krikštytojas. Jis ateina prieš Jėzų Kristų. Paprastas žmogus, nieko ypatingas. Tai nebuvo kažkoks valdovas, išmintis, turtuolis. Gyveno dykumoje, aprengęs kupranugario kailiu. O atliko labai svarbų darbą. Nukreipė izraelitų širdis link Jėzaus, ateinančio Mesijo. Ir mes šiandien esame pakviesti pakeisti savo širdies išvaizdą. Leiskime, kad tas Dievo balsas, tartum vėjas, formuotų mus, kad pakeistų mūsų kasdieninį gyvenimą, padėtų mums pakeisti požiūrį į savo kasdienybę. Yra dar vienas balsas, kuris padeda mums formuoti mūsų širdies išvaizdą. Tai šventoji Teresėlė. Įstojant į karmeličių ordiną, gavo Jėzaus kūdikėlio ir Dievo apvaizdos Teresėlės vardą. Atpažino, kad Jėzus laukia iš jos mažo kelio, laukia nuolankumo, laukia, kad jinai, kaip ir Jėzus Kristus, kaip mažas silpnas žmogus atėjo į šį pasaulį, jinai buvo mažoji. Kiekvienas darbas turi būti atlikti su nuolankumu. Netgi jeigu tas darbas būtų juodausias, purvingiausias, jeigu yra padarytas su nuolankumu, Dievo garbiai, tas atneša ir tam žmogui
palaimintų vaisių. Ir mes, einant advento keliu, irgi nebijokime savo kasdieninių darbų. Dievas nelaukia iš mūsų ypatingų, didelių kažkokių darbų. Laukia mūsų bendradarbiavimo su jo malonė. Sveikinu visus pranciškoniškų šūkių taika ir gėris. Ir linkiu, kad Dievo akise būtume dideli ir tik pas Dievą ieškotume atlyginimo. Būkime maži pasaulio akise, neieškokime pasaulio garbės. Laukiame Jėzaus, mažojo kūdikėlio atėjimo.